kreipiausi, turbūt ieškojau dvasinio tobulėjimo, ieškojau išeičių dėl sveikatos problemų, ieškojau savęs, buvau baimių kamuoliukas. Po darbo su Roku tapau pasitikinti savimi, moteriška ir patinku pati savo. Pas Roką kreipiausi dėl to, kad tiesiog buvau duobėj, nežinojau kur dėtis ir norėjau kažkaip išreikšti naujai save. Pamačiau šį žmogų ir supratau, kad eisiu šituo keliu. Manau, pas Roką kreipiausi dėl 3 pagrindinių priežasčių. Tai pirmoji būtų savirealizacija, tiesiog nežinau, ką gyvenime norėčiau veikti ir tiesiog kėliau klausimus, kodėl kiti žino, kodėl aš nežinau ir tiesiog tas atvedė pas Roką. Kitas dalykas, turėjau tam tikrų sveikatos problemų ir galiausiai irgi dėl santykių tiesiog norėjau, kad būtų, kaip sakant, viskas gerai. Tiesiog pamačiau, jog mano draugė pradėjo keistis į gerą pusę ir pradėjau jos klausinėti, kas su tavim nutiko, kodėl tu visai švyti, kažkaip atrodai pasikeitusi ir jinai man pradėjo pasakoti apie Roką ir tiesiog mes susipažinom su juo ir tuos pačius pokyčius pradėjau jausti ir aš. Tai dėl ligos, grynai dėl sveikatos, tu sutvarkyti savo fizinį kūną. Dvasiniam praktikom jau domiuosi senai ir mano paieškos buvo ilgos, gal 4-5 metai. Ir tiesiog jau kiek išieškojau, viską išbandžiau ir matau, kad tai negaunu to galutinio rezultato, kurio norėčiau. Ir paskui, kai jau sakiau viskas, daugiau nieko nebeieškosiu, jau tiesiog supratau, kad turiu į save daugiau dėmesį kreipti, neieškoti aplinkoje, kas man padės. Ir paskui galvoju, dar paskutinį pabandysiu, pas Roką, bet rekomendavo, dar pabandysiu, jeigu ne, tai tikrai viskas. Ir kai kreipiausi pas Roką, matau, kad keičiasi mano gyvenimas, kad reikalai tvarkosi ir tiesiog pradėjau suprasti, kad Rokas tai nėra tas žmogus, kuris, ar visi tie ankstesni dvasiniai mokytojai, kad jie išspręs visas mano problemas, turiu aš jas pati tvarkyti, bet tiesiog Roko pagalba aš matau, randu kelius ir man suprantamų būdų, suprantu, kaip tai padaryti ir kaip tai sutvarkyti. Tai tiesiog toks labai kelrodis geras. Iš tikrųjų, tai gyvenimas apsivertė aukštyn kojom, galima sakyti. Kalbant jau vien apie tą įvykį, kad, kaip čia pasakius, ar nepagydoma liga išėjo iš manęs. Kad pradėjau savo verslą, kad tapau labai savarankiška, kad praktiškai antra pusė atsirado mano gyvenime būtent dėl matymo. Santykiai nuostabus. Viskas praktiškai, nes buvau tinginys, pavargęs ir taip toliau, dabar sportuoju, dirbu, groju, užsiimu įvairiausiom veiklom ir visai kitaip save realizuoju. Daug kas pasikeitė, iš tikro tapau pati daug drąsesnė, atradau pas save daugiau naujų savybių, kaip sakant, pradėjau ieškoti savęs ir pradedu po truputėlį tik tai suvokinėti, kad tas ieškojimas tai nėra galutinis taškas, o tiesiog tai yra nuolatinis procesas. Tikrai labai pagerėjo santykiai tiek su artimaisiais, tiek su antraja pusė. Sveikatos problemų tikrai labai susitvarkė ir dabar irgi tiesiog kas nors atsitinka, pasižiūri, kas yra ir susitvarkai. Aš radikaliai pasikeičiau. Pradėjau savimi pasitikėti. Atsipalaidavimas atėjo. Suprantu, kad viskas priklauso tik nuo manęs. Iš principo, viską, ką gauni gerą ar blogą, tai yra pasiekmė tą, ką aš darau. Tiesiog patogu. Patogu, kad per Skype'ą, kad per internetą ir tikrai labai atrodo, kiek mes ten valandą, pusantros dirbam, bet atrodo tiek nuveiki, kur
dažniausiai kitur tai važiuoji, na, paskaitos, seminarai, tai tiesiog pasėdi ir praklausai, o čia yra tiesiog praktinis darbas, kur tikrai po tos valandos su pusė jautiesi tiek padaręs ir atrodo, nu, tikrai kartais man atrodo, kad tokius kalnus nuverčiu. Ir, nu, kažkaip tai labai ir patogu, ir nauda labai didelė matosi. Todėl, kad negaliu nedalyvauti, todėl, kad žinau, kad jeigu nedalyvausiu, tai vėl sugrįžčiau, žengsiu žingsnį atgal. O dalyvaudama tiesiog žinau, kad ir toliau galiu savo gyvenimą versti geresniu, tobulėti ir užbėgti tam tikriems įvykiams už akių ir tiesiog savo gyvenimą daryti geresniu. Roko mokymuose dalyvauju todėl, nes noriu tobulėti, judėti į priekį ir matyti, kaip keičiuosi. Na, roko mokymuose dalyvauju todėl, nes, na, visą laiką reikia, kaip sakyt, tokio žmogučio, kuris šalia tavęs pastovėtų ir šiek tiek tave, kaip sakyt, pastatytų į tą kelią, nes vis būna, kaip nors iškvisti, ateini per aplinkui, tai va, rokas yra tas žmogus, kuris sako, Indrė, taigi eik tiesiai, taigi klausyk savo širdies maždaug ir viskas bus gerai. Todėl, kad čia susirenka daug bendraminčių, mes kartu tikrai labai daug temų paliečiam, jos yra visapusiškai aktualios ir tai padeda man žengti pirmyn. Dažniausiai po visų susitikimų jaučiuosi kupina energijų ir esu nusiteikusi savo naujiems darbams. Na, iš tikrųjų labai gerai jaučiuosi, todėl mes pasikraunam labai geros energijos, labai vieni su kitais susipažįstam, tiesiog daug naujų žmonių ir pats save išbandai, pasižiūri, ką tu gali kitam duoti per savo patirtis, kiti pasidalina savo patirtimis, tai iš tikrųjų, manau, labai ir naudinga, ir smagu, ir daug pozityvo tiesiog persivežia. Po mokymų jaučiuosi labai gerai. Būna toks pakylėjimas. Toks energijos antplūdis, atrodo, dabar jau čia darysiu ir tą, ir taip, kažką padarau, gal kažką dar nepadarau, bet, žodžiu, tobulėjam. Susitikimai tai tiesiog, tai kaip susitikimas su gerais draugais, tik tu iš jų išeini dar pozityvesnis. Jėga. Jaučiuosi labai gerai, jaučiuosi gavęs naujų jėgų, idėjų. Tai paskui labai toksai lengvumas ir kažkoks vidinė švara tokia jaučiasi. Tai, nu, man tai fantastiškas jausmas. Du įsimintiniausi dalykai atsitikę matymo pagalba yra tai, jog tiesiog įsijaučiu į save, atrodo, kad prieš tai buvau kažkur klaidžiojusi, o dabar tiesiog tvirtų žingsnių žengiu pirmyn. Padėjo man labai aiškiai, bet vienur apsispręs, kad aš ten noriu ar nenoriu, ten buvo kelionės klausimas, ne, bet labai aiškiai jis man parodė, kad man to nereikia. Ne, o šiaip vis žmogus svarstai, vis čia nežinai, noriu, nenoriu, galiu, negaliu, ar taip toliau. Tai buvo labai fain. Tai ko gero pasveikimas ir savo verslo sukūrimas. Mano vaikas metus kosėjo krenkštę ir aš jau išbandžiau ir netradicinę mediciną, ir tradicinę mediciną, ir niekas man nieko negali pasakyti. Ir aš jau pati ten visko prisigalvojus, ir, bet nerandu sprendimo būdo ir kaip krenkštė, taip ir krenkštė. Ir vat, kai pradėjau su Roku dirbti, tai išsigydė vaiko krenkštimas. Tai man čia kaip, nežinau, kaip stebuklas. Viskas įdomu, iš tikrųjų, viskas įdomu. Vidinį matymą stengiuosi naudoti kuo dažniau. Tai yra tiek kasdieniai veikloje, tiesiog pasižiūrint, ką šiandien aš galiu padaryti ir stengiuosi tai daryti. Aišku, ne visada išeina. Aišku, tiek su sveikata, kas susiję, jeigu ar net ten kokį skrandį skauda, irgi tiesiog pasistengiu pasižiūrėti tiek su santykiais. Nu, tikrai labai plačiai ir visur daug, nu, kiek galiu, tiek naudoju. Savo vidinį matymą aš naudoju absoliučiai visose gyvenimo srityse. Visur aplamai, kur tik galiu, kur suvokiu, kad reikia, iškart noriu naudoti, bet dar ne visur moku. Labai daug kur.
Tai ir santykiai su šeima, su vyru, su vaiku, jeigu darbe, arba ruošiantis kažkokiam susitikimui. Visose. Matymas tai man yra savo širdies girdėjimas. Ir tikėjimas savo savimi, savo širdim ir savo suvokimas, kad tu matymo dėka gali visas rytis savo gyvenimą susitvarkyti. Man matymas yra, kad aš galiu savo padėti. Aš pati galiu savo padėti, aš tikrai ne viską gal žinau, bet galbūt galiu tik išjaust, kad va, tas man tinka, o tas man tai netinka. Va, tą aš turėčiau daryti, o to neturėčiau. Turėčiau save sustabdyti kažkur. Plačios galimybės. Matymas yra tiesiog tobulėjimas ir matymas savęs iš plačiau, giliau ir tiesiog iš šalies. Na, tikriausiai man pačiai matymas, tai po truputėlį pradedu suvokti, kad tai yra tiesiog savęs suvokimas, įsiklausimas į savo vidų, savo širdies klausimas ir tiesiog į pasaulį žvelgiant plačiau ir tiesiog kitu kampu, per savo prizmę. Savęs pažinimas iš vidaus. Su matymo pagalba tai norėčiau visai nebesirgti, kad ta mano energija, kuris stabdo mane, būtų nukreipta teisinga linkme. Būtent surasti, kas man labai patinka gyvenime, norėčiau surasti ir tą daryti, kad energija taip ir pasiskirstytų, tada teisingai, žodžiu, tada gyvenčiau sveikai, ilgai ir laimingai. Ko gero, norėčiau panaikinti ligos pasekmes, norėčiau dar praplėsti verslą ir išmokti gyventi pusiausvyroje. Na, šiuo metu man tikriausiai dabar pats didžiausias tikslas tai yra savęs realizavimas ir stengiuosi tai įgyvendinti po žingsnelį. Bandau rasti save tiesiog, kur aš galiu geriausiai padaryti. Ketinu išeiti iš komforto zonos ir pradėti viską, absoliučiai viską gyventi savarankiškai. Su matymo pagalba jau esu gyveninusi, tikrai esu susitvarkiusi sveikatą, esu susitvarkiusi mitybą, esu santykius susitvarkiusi, na, dar tikrai yra kur tobulėti dėl savęs realizavimo. Aš tapau visiškai kita asmenybė, kuri iš pilkos mergaitės tapo savim pasitikinčia ir dažnai besišypsančia mergina. Visos, kas susireguliuoti savo visas tas gyvenimo sritis, kad visur būtų balansas ir šeimoje, ir darbas, ir santykiai. Tai turiu daugiau energijos, tiesiog pradėjau sportuoti. Tai čia vienas iš man didesnių iššūkių. Jeigu savęs ieškote, jeigu tiesiog turite be galo daug klausimų, kodėl, kokios yra žmogaus galimybės, kokios yra tavo pačio galimybės, ar ne, kodėl taip santykiai klostosi, ar kodėl mano vaikas ten amžinai serga, na, tai kodėlgi nesuradus atsakymų į tuos klausimus, tai būtent juos ir galite surasti pas Roką. Kviesčiau pasidaryti tokią, kaip aš sakau, gal dovaną savo, kodėl nepakeitus savo gyvenimo ir tiesiog praplėsti labai savo galimybės. Nes mes labai užsisukam tame pačiame rate, toj pačioj rutinoj. Ir netgi ir tai mus pasirodo žudo. Kad ir kaip būtų komfortiška ir gražu ir gerai. Rekomenduoju, jeigu visas pasaulis būtų matantis, jisai būtų nuostabus. Nes potencialas matymo yra labai didelis ir platus ir aš tik linkiu kiekvienam tapti matančiu. Užtektų vieną kartą sudalyvauti ir pamatytumėt rezultatą. Let's do it!
Vienu žodžiu.